aš jau žinokit po priauginimo. Aš esu antiek laimingas vaikas dabar. Žinokit, tikrai antiek esu laiminga, aš kai pamačiau rezultatą. Ta prasme, šitas vaizdas, kurį tu jauti ant savo galvos ir matai, yra nerealus. Ir aš manau, kad kiekviena moteris verta ilgų, gražių, vešlių plaukų. Bet dėja, mums dievulėlis ne visoms tai davė. Dėl to yra tokie salonai kaip Elitera, kuriame gali išsipildyti jūsų svajonę. Ir aš visą laiką sakau, kada, jeigu ne dabar. O pats geriausias dalykas, kaip ir mes su Gintarė kalbėjome, Eliteros įkūrėja, aš ją pažįstu labai daug metų, pas ją kolektyvas yra nerealus. Antiek greitai dirba, kad aš galvojau, kad man visą tai užtruks atvažiuoti į Kauną ir pasidaryti priauginimą plaukų tikrai ilgai. Ir šiais laikais pats brangiausias dalykas yra laikas. Tik aš atvažiavau 1 valandą, aš išvažiuoju šiek tiek po 3. Įsivaizduojat? Per kelias valandas man padarė priauginimą, kapsuliavimą. Šis žmogus turi didžiulę komandą. Gintarė turi tokią komandą pas save salone. Aš buvau iš vis apstulbus, ant kiek viskas gražu, visur net nuėjau į tualetą, galvojau, gaila, kad nepasiėmiau telefoną, dar kaip tualetė gražu. Ir tai irgi yra didžiuliai pliusai, kai tu atvažiuoji kaip karalienė, jautiesi tam salone. Čia mano pačios didžiausios rekomendacijos ir tiesiog nebijokite to atstumo vien todėl, kad čia sutaupote laiką, kai jums daro priauginimą. Su kapsuliavimą padaro daug merginų vienu metu. Realiai atvažiavau, pagėriau kavos ir man pradėjo daryti priauginimą. Ir kai salone yra, kaip mes su Gintarė kalbėjom, kai yra salone daug plaukų pasirinkimo, jums iš karto pataikys jūsų struktūrą ir spalvą. Tai yra didžiausias pasirinkimas Lietuvoje plaukų, didžiausias Lietuvoje pasirinkimas. Ta prasme, ten tiesiog maks daug plaukų ir spalvų ir struktūrų, kol aš ten buvau, va tai va merginos ėjo pirktis plaukų. Tai jūs čia galit ateiti, nusipirkti, pasidaryti greitą priauginimą, nes ten labai greitai viską daro. Tiesiog mano širdis alsuoja, mano plaukai dainuoja, mano šypsena kalba pati už save, ant kiek aš esu laimingas vaikas šiandien. Aš vėl visą vasarą gražiai.